Kapo Vatikano Resort fantastiškas. Taip, miestelio šalia nėra, taip, reikia užkopti į kalną, bet visa tai nesvarbu, nes viešbutis nerealus. Iš viršaus žiūrint tokia kaip S raidė, tie stogai, stogai apželdinti žalia. Kapo Vatikano Palace spa viešbučio restoranas, nu be galo gražu. So girls, this is the main restaurant of the resort. It's actually quite big. It's well reserved. Čia yra kelios zonos, atrodo, kad nedidelės, bet pagrindinis restoranas. Basically open the door completely and create some sort of unique space. So between the inside and outside. Ir kai oras yra gražus, restorano, visi tie stiklai yra atidaromi ir žmonės vakarieniauja, pusryčiauja lyg ir lauke. Labai faina promenada einanti link jūros. So these are the accommodation facing the sea. You will see that there are some accommodation, the classic space. Basically you will be able to see like just on one side. Sea view numeriai. Ir vat kuo arčiau jūros, tai numeriai vadinami superiorais. Kad neužlipsi, dabar matau kodėl. O čia tokia puikia instagraminė vieta, tik dabar plieskia saulė, tai apšvietimo trūksta patogaus. Visi baseinai, tiek vidiniai, tiek lauko šitam viešbutį yra su natūraliu jūros vandeniu, sūriu. Kaip tik dabar ir kalbam, nes net neturim ką užsirašyti apie šitą viešbutį, nes čia viskas yra tobulai. Kalnai aplink, smėlio paplūdimys, gražus stilingi žmonės, labai geras servisas, viskas iki smulkmenų skoninga. Platus paplūdimys. Kapo Vatikano Resort Palace spa patalpos. Čia per daug nefilmuosiu, tik tai, kad susidarytumėte vaizdą, nes visi su žmonėmis nelabai etiška. Įėjimas į spa 60 eurų žmogui ir čia yra įleidžiami tik suaugę, vaikai ne. Ir vat, kas įeina į tą 60 eurų, tai įeina vidinis baseinas, sauna ir džakuzi. This is like, yeah. Ir tai yra jau, jau girdėjot, classic numeris. We call it classic seaside.